Taigi išleidėjom savo draugą Indą namo ir mes keliaujam toliau. O atėjom ką tik prie garsiojo Romėnų amfiteatro. Aš esu buvus panašiam amfiteatro Turkijoje, bet Tautvidui tai bus kažkas naujo. I'm so excited to show him everything. Ne, o čia iš tikrųjų aš irgi nebuvus, aš esu pirmą kartą. Tai, nežinau, einam eksplorinti. Tai ir esame amfiteatre. Atrodo gan mažiukas, bet nežinau, bandysim kopti viršą, žiūrėsim. Labai pavargsim ar nepavargsim. Einam? Einam? Taigi ką tik įlipėm į amfiteatrą, iš tikrųjų nėra toks mažas, kaip atrodo, esant žemiau, nes yra ką veikti. Ir labai įdomu, matas toks mažas kultūrinis skirtumas. Ten aukštai sėdi kokį 6 merginų būrys, prieš mus čia priešais kamerą sėdi 6 vaikinų būrys, vieni kitus žiūri ir nieko negali padaryti, nes nežinau iš tikrųjų, kaip jam ten sekasi su tom porom, bet per atstumą visi bendrauja, mojuojasi. Tai vat. O dabar einam pasipatkinti. Teisingai Tautvydas sako, čia galėtumėm iš tikrųjų sėdėti, svajoti, skaityti knygą, žvalgytis. Tačiau ilgainiui turbūt tas šaltukas ir vėjas tikrai sakytų, eikit iš čia. Aš tai ilgai neišbūčiau šiuo metu, bet labai gražu. Taigi palikom amfiteatrą už nugarą ir mes keliaujame pasivaikščioti po miestą ir ką nors skanaus paragauti. Taigi šviežiai spaustas cukraningis sultis. Ir saldu, ir toks kokoso sultis. Nežinau, ar man patinka. Taigi Tautvydas dabar kažką užsakė mums vakarieniai, net neįsivaizduoju ką. Bandėm klausti, kiek tai gali kainuoti. Sako, eikit sėskit maždaug. Aš mes to atnešiu, tai bus tokia random vakarienė ir žiūrėsim, kas bus. Ir iš tos kavinukės tebūnietai staigmena. Atkeliavo mūsų vakarienė ir yra ryžiai su gruzdintais, kepintais žemės riešutais. Čia bus pomidorų ir daržovių troškinys. Visą laiką, kai užsisakom Jordanijoje kažkokį patiekalą, priedu atneša ir daržovių šviežių. Vienoje vietoje atvežė ir raugintų daržovių ir dažnai būna ir priedo vietinės duonos gabaliukas, bet šiuo metu neatnešiu. Gal dar atnešiu, nes dar laukiam 2 arbatų. Tai vat, skanaus! Eina savo. Aš tai niekaip neįveikiau, čia porsijos yra milžiniškas. Tautvydas bando mano dar pabaigti, nes nepaliksi maisto. O šiaip net neįsivaizduoju, kiek viskas kainuos, tai bus labai įdomu. Ir tarp kitko, Jordanijoje visiškai netrūksta mėsos. Taip yra skanu, tokie skanūs troškiniai ir ten tų prieskonių. Ne per daug, ne per aštru, bet taip tas aukso viduriukas. Ir kaip Radzevičius pasakytų, skanu. Labai skanu. Taigi sumokėjom 5,30. 5,30 dinarų, tai iš tikrųjų nedaug, ne? 6 eurai. 6 eurai. Po 3 eurus. Po 3 eurus.
Ir jo, mes einam turbūt namo, nežinau, pasivaikščiosim ir ganėtinai šalta. Taigi jau atėjo vakaras ir užsimanėm kažko saldaus ir labai vandens užsinorėjom, tai nuėjo Tautvydas nupirkt. Pradžiai nemeluosiu, jau aš kartu su juo, bet man buvo taip šalta, sakau, aš nebegaliu, aš einu į vidų. Tai žodžiu, aš grįžau, įsitaisiau į lovą ir laukiu, kol man atneš valgyti į lovą. Taigi, parnešė kažką labai skanaus ir net neįsivaizduoju, kas yra. Kažkoks desertas. Jordan. Taip. Gal neimsiu, nes labai... Net nežinau, ką papasakot. Vietiniai kepyklėliai keptas. Nu, bet žiauriai keistas skonis. Nu, negaliu, kad daugiau ką pasakyti. Tokie grūdeliai, kaip mano grūdeliai, bet vat jaučiasi iš tikrųjų kondensuotas pienas, labai toks saldus, riešutukai ant viršaus, kažkokios žolelės pabarstytos. Geras. Nu tikrai niekur kažką panašaus nebuvo ragaut. Labai įdomu. Salda. Labas rytas. Atėjom pusryčių ir jau ne pirmą kartą čia valgom, todėl sakom, reikia būtinai įrašyti ir tikiuosi jums girdisi, nes čia yra labai daug žmonių, nes laukelėje ir muzika garsiai groja. Tai va, greitai papasakosiu. Čia yra humusas, trinti avinžirniai ir su alyvuogių aliejum sumaišyti, pupelių troškinys ir falafel, daržovių kotletukai tokie. Ir visą laiką, kai užsisakom šitą patiekalą, priedą dar ateina raugintos daržovės, šviežios daržovės ir ateina vietinė duonytė. Ir visą laiką užsisakom arbatos ir dažniausiai prie arbatos atneša iš tokių žolelių, kurios mes tikrai turim Lietuvoje, bet nežinom, kas čia tikrai nemėta. Tai va, tai pamirkom į arbatą. Labai daug žmonių žiūri, ką aš darau. Tai biškai nejauku, kad kažką nepadaryčiau netradicinio. Tai va, nu tai ką, skanaus. Paragaukit. Karšto. Tai jau matote? Yra žolelės. Juokės iš manęs. Tai gerai. Valgom toliau. Taip ir vyksta. Valgom su rankom. Super. Skanu. Sočiai papusryčiavę dar nuėjom truputį į viešbutį pailsėti, nes žiauriai iš tikrųjų lyjo ir buvo net nesmagu vaikščioti. Tai dabar lietui nurimus, jau truputį giedrėsi, nusprendėm, kad dar nebuvom kitoje labai populiarioje vietoje sostinėje Amane, tai Amano Citadeliai. Kažkokia buvusi romėnų tvirtovės dalis. Tai va, nežinau, einam pasižiūrėti. Taigi buvo gan juokinga situacija prie pat įėjimo. Darbuotojai pamatė mano kamerą, ten yra mikrofonas viršai užstatytas. Tai sako, no, microphone is not allowed, only camera, only pictures. Nu gerai, mikrofoną aš galiu nusiimti, vis tiek kamera rašinėja garsą, vis tiek aš žadu filmuoti. Tada, okay, no problem, go. Tai ir likau nesupratus, kuo mikrofonas gali būti nesaugus šitam gražiam krašte. Taigi dar vienas labai įdomus faktas apie sostinę Amaną, kad yra vienas iš nedaugelio pasaulio miestų pastatytas ant 7 kalvų. Tai vienas iš tokių miestų Europoje tai dar yra Roma, o daugiau kitų aš nelabai žinau. Tai vat labai matosi, vien toks žiū. Tokios kalvos. Ir sakė, kad čia visas miestas yra skirstomas ne rajonais, regionais, kaip pas mus ten Pašilaičiai, Jeruzalė ir visa kita, o grynai kalvų pavadinimais. Viena kalva, antra, trečia. Taip. Fainai. Labai didelis miestas. Milžiniškas. Einam toliau.
stiklu. Labas rytas. Jau paskutinė mūsų pilna diena Jordanijoje. Ir mes tuoj greit išsikviesim Uberį ir keliausim į kitą miestą, gal už 40-50 km. Apžiūrėsim, esame jau nusižiūrėję, ką veiksim, tai pamatysi toliau. Ir viskas, einame kartu. Oi, užrakinta. Paklausim, kur autobusas į Džerašą, sako, tas baltasis. Tai kuris čia tas baltasis? Taigi, ką tik įsėdom į autobusą, į vietinį tokį minibusą. Labai faina važiuoti su vietiniais autobusais, nes pamatai tą vietinį visą paprastą gyvenimą. Ir čia visas principas vyksta taip, kad išvažiuoja autobusas tik tada, kai užsipildo visa mašina. Ir mums iš tikrųjų pasisekė, nes mes jau, kaip supratau, jau dabar judam. Ir susipažinom su vienu Lenku, kuris sakė, kad jau kokią gerą valandą laukia ir sėdi, kol čia viskas prisipildys. Tai va, mes pačiu laiku atvykom. Ir šalia manęs, nežinau ar matosi, bet yra labai gražios mergaitės, kurios pašypsavo ir mojuoja man visada. Tai va, keliaujam į Džerašą. Taigi, ką tik įžengėm į Romos imperijos laikų Džerašo miesto griuvėsius ir einam pasivaikščioti. Tik tiek toks mažas pastebėjimas, kad čia vietiniai daugiau įkyrus negu tai pačiai Petrai. Tai labai taip lenda ir taip, leiskit čia pasivaikščiot. Tai vat. Ir Jordan Pass yra įeina šitas objektas, tai galima pasivaikščiot nemokamai. Ir jisai labai didelis, čia gal koks 1,5 kilometro ilgio. Tai vat, einam, apsuksim ratą. Prieš 1500 metų, tai šitoj teritorijoje lenktyniaudavo karietos, dar vadinama hipodromu. Tai čia bėgdavo ratais. Taip, nežinau. Čia matosi laiptukai, bet taip kažkaip silpnokai. Taigi 400 metai po Kristaus gimimo šitą teritoriją labai plėšdavo visi atėjūnai. Tai būtent dėl to tikslo ir buvo pastatyta šitą milžinišką sieną, kad apsisaugotų vietiniai. Tai labai įspūdinga. Pasisėmiau energijos, dabar ir aš stipri. Čia labai faina. Taigi mūsų ekskursija po šitą Džerašo centriuką, visą šitą archeologinį radinį ir visą kitą tai baigta. Ir dabar eisim pavalgyti ir nežinau, kokį tau įspūdį Tautvydai paliko šitą šventyklą? Nu jo, kai mes pradžią atėjom, tai tikrai buvom nusivylę, sakom, čia tik tiek, bet kai pradėjom vaikščioti ir žiūrėti, wow, iš tikrųjų, čia taip gražu, čia tiek daug visko ir taip viskas dar išlikė. Gerai, viskas eina valgyti, susitiksim prie pusryčių. Taip, mums dar pusryčių, bet turėtų būti jau ir pietų stalo. Tai iki. Taigi eilinį sykį užsisakėm, neaišku ką užsisakėm. Kainuos brangiau, bet čia ir tokia vieta, kur tikrai ne vietinė, ne gatvės kavinukė. Tai žiūrės, ką tik atnešė mums patiekalus, tai užsisakėm arabiškus salotų, kurios yra elementarios ir paprastos lietuviškos salotos. Humusas, avinžirnių trintas padažas kartu su tahini. Ir
produktas, aš nelabai atsimenu pavadinimo, bet irgi daržovės, matau svagūną pilną, kas mane labai patinka. Tai vat duonytė ir arbata. Ir iš tikrųjų sumokėsim gan nemažai, 9 dinarus plus mokesčiai, nes patiekalų tikrai nėra daug, bet norėjom tiesiog kažką naujo išbandyti. Tai ir to labiau paskutinė diena jau nieko nepadarys. Tai vat, einam valgyti. Iš visus patiekalus sumokėjom 8,5 dinaro, bet paliko 10 vien todėl, kad sakė, čia yra neįskaičiuotas joks servisas. Tai vat, servisas, darbuotojai mokėsi, tai palikom dar biškį arbatpinigių. O dabar einam pasivaikščioti, nežinau dabar, iš mane stovi kažkoks vyras ir žiūri ir nežinau ką aš daryti. Gerai, 1, 2, 3, einam toliau. Sėdam į autobusą ir grįžtam į Amaną. Ir šitas miestas Džerašas yra toksai, įkyrus labai. Iš tikrųjų, tie visi žmonės nori traukti tave į tos taksus, pirk viską ten, važiuok tik su manim, valgyk tik mano maistą ir ten tiesiog tempia. Taip nejauk ir nemaloniai. Iš tikrųjų, ne vienam Jordanijos mieste mes nepatyrėm tokio spaudimo, kiek patyrėm šitą mieste. Taigi šiandien jau viskas jau išvykstam ir dar prieš kviečiant Uberį, ar dar tiksliai nežinau, kaip mes vyksim į oro uostą, paragausim vietinių bandelių, nežinau kas ten, bet įdaras lyg ir sakė daržovių įdaras. Atrodė kaip mėsa, bet žiūrėsim, kas bus labai įdomiai gamina, į pečių taip įdeda, iškrauna. O, wow. Už dinarą tokie 4 ketvirčiai. Skanu. Pagaliau, nenoriu sakyti pagaliau, nes iš tikrųjų buvo labai smagu to Jordanijai, bet jau atvykome į oro uostą, pasiėmėm maisto išsinešimui, kad spėtumėm dar papietauti, nes labai vėlai grįšim į Vilnių. Ir ką, gaila, bet čia ne paskutinis kartas, ne? Ne paskutinis. Taigi tikiuosi, kad patiko mūsų video ir nepamirškite mūsų sekti kitur ir čia, ir čia, ir čia. Tararara, tararara. Tararara, tararara.